Azartas, susikaupimas, pykčiai ir netgi juokas. Vienas žaidimas, vienas nugalėtojas. O dabar metas kovai, nes čia YouTube monopolis. Pasitikite šio epizodo dalyvius. Noriu pakviesti pirmąjį verslininką, Nedą Zimantą. Sveiki, labą dieną. Labą dieną, mėly žiūrovai. Visi patoginot? Teisingai, tikrai taip. Esu pasiruošęs prekiauti nekilnojamų turtų. Nusiteikęs susikurti didžiulę finansinę sėkmę, nusinešti pergalę, įvykdyti visas užduotis ir labiausiai norėčiau žaisti už tačką. Pasitikime antrąjį dalyvį. Omantas Jokubaitis. Verslo partnerių... Ne, galėsi paspausti kolegą į ranką. Sveiki. Labą dieną. Kaip laikotės? Kaip limpame? Normaliai, ką? Normaliai, ne? Ką? Kaip nusiteikęs? Gerai. Esu vakar pasižiūrėjau daug TikToko, kaip žaisti Monopolį, kaip jį apeit, kaip laimėti ir kaip nužudyti. Viskas. Supratau. Pasitinkame trečiąjį dalyvį, Davidas Vizgirda. Gerą dieną. Sveiki, vyrai. Not pictures, they want pain and it filters, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already broken. Sveiki, vyrai. Pažįstami. Sveiki. Ir liko pristatyti paskutinį narį, kuris šiandien bus tiesiog bankininkas, iždininkierius, Rokas Isvaras, inžinierius. Va tai va. Ir atiduodu švarkėdę. Labai malonu. Sveiki visi vyrukai. Sveiki. Flex, I reflect, I don't fear, I dissect, yeah. Every verse got a little confession like every scar just Šiandien aš jums padėsiu tvarkyti su jūsų pinigais. Finansai savo. Žinau, kad daug kas norit investuoti, tai prašom, investicijos, kaip sakant, ant stalo, svarbu turėtumėt pinigų ir kapitalo, su kuriuo galėtumėt tą daryti. Manau, kaip daugelis žinote, Monopolį pagrindinis tikslas yra pirkti gatves, jas užsipirkti, bet tai reiškia visą spalvą įsipirkti. Tuomet galite pirktis namus, kai surinkat 4 namus, galite pirktis ir viešbučius. Tačiau yra čia tam tikrų strategijų, kurias galite pagalvoti, nes namų kiekis yra ribotas, lygiai taip pat kaip ir viešbučių. Kiekvieno ėjimo metu mes, jeigu nenorėsite pirkti savo gatvės, kelsim aukcioną, pradėsim nuo 10 eurų ir kelsim kas vieną arba kiek norite, aišku. Kiekvieną kartą atsistoję ant šansų laukelio trauksime kortelę, tai čia manau nieko daug aiškinti ir nereikia. Jeigu turite tik elektrą arba tik vandenį, iš išridentų kauliukų suma yra dauginama iš 4. Jeigu turite abi šias gatves, tuomet dauginat išridentų kauliukų sumą iš 10. Gerai, mūsų žaidimas truks apie 2 valandas, tikimės į tą laiką ir sutilpti. Kas 15 minučių turėsime tam tikras užduotis, kurias galės žaidėjai pasirinkti daryti ar nedaryti. Ir tą pamatysim eigoj, o apart to linkiu visiems sėkmės, pasirinkam savo figūras dabar ir gero žaidimo. Duok man kepuriuką, nes aš plikę noriu savo slėpti. O, labai protingas tėmas. Šiandien už savo į sabaką žaisiu. Tai kur tačka? Tašką pas mane. Aš girdėjau, kad verslininkas norėjo taško. Gal sabaką davai. Gerai, sabačiai. Ai ne, čia kačiukas. Čia sabaka, pas mane sabaka. Pingvinas ir yra ančiukas. Jo, gal neimk sabakos, nes yra... Ne, sabaką imk, bet kačiuko neimk. Eik, tu kur, aš tanklaivis būsiu. Titanikas nuskesi. Ne, kita. Tai aš Asociacijos. Aš tada žąsinas. Gerai. Čia ančiukas. Okay. Ko žvegėt? Gerai. Jeigu viskas tvarkoj. Taip pat mes esam sutarę, kad žaidžiam nepilnai oficialiom taisykliam, o biškis savo, tai reiškia, aš galiu siūlyti bet kada žmogui pirkti už tikrus pinigus gatvėje, jo? Tavo valia. Šiaip galim savo kažkokiu challenge daryti. Jo. Pavyzdžiui, jeigu aš iš tavęs noriu perpirkti gatvę, tu gali man sakyti PM atsispaudimų padaryti. Arba pasiūlyti, kad tipo, tu bazarus atidarysi, penkis į priekį, Tai žinai jau kažką. padariau. Ne, blėt, va to skaičiuot norim tautų, kad daugiau atidaręs. Atėjau ir tarėsi dviesi. Gerai. Daugiau tai tu. Dar vienas dalykas, negalima eiti į koaliciją, blėt, su kitu žmogum. Ne? Ar jūs jau esate Ne. sudarę kažkokį savo išlikimą? Į policiją nueisiu, bet į policiją ne. Kiekvienas Mūsų išdininkas dar yra ir korupcijos kontrolė. Taip. Gerai. Tai tada... Ir kad žaidimas būtų tolygus ir nieks čia, kaip sakoma, nečytintų, ridenam burbuliukus ir kas daugiausiai išridena, tas pirmas ir pradeda.
Jeigu turim vienodą skaičių, 8. kartu perindinsit viens prieš kitą. 6. Kas Omantas pirmauja? 10. 10. Čia zigzagų dar mėtys. Ne, nuo didžiausio ir tada palei laiką. Viskas, aišku. Gerų žaidimo. Sėkmės. O, 9, prašau. Ties Kęstučio gatvė, perkam. Gerai, kaip ir minėjau, Iš karto. galit pirkti, galite Perku, nepirkti, bet tuomet vykstamas Aš galiu siūlyti daugiau pirkti. Ačiū labai. Nori parduoti už 200 iš karto. Ne. Iš karto, tai prašau. Ridenk. Jeigu išmesiu dabar Žąsį. 4, aš apsiverksiu ir išeisiu iš Puikiai. čia. 5. Bliamba. Perku. Netgi Šiaulius. Šiaulių miestas. visas. Ten, kad ten nieko gero, tu šiauliuosi. Nu pasakyk į kamerą kitą kartą, kai važiuosiu pasakė- į Šiaulius, tai pažiūrėsiu kaip pasakė. seksis. Ir pasakė. Prašom. Ne, bet neiškirptų šitą palikti. Ne, palik, šiauliai nieko gero. Paliekam viską. Viskas, ką pasakysit, bus panaudota greičiau, žinai. Man Šiauliai patinka, žinau, Šiaulius myliu. Nu ir iškart mokam. Nuoma, prašom. 25 prašyčiau man. Arba galim susitarti. Iškart brendu į minus. Arba gali man nemokėti nieko, bet jeigu netyčia užminsi ant stoties, leisi man ją pirkti. Gal tu kvailas. Man ir šansas dar išmės 10 ir aš užlipsiu ant klaipėdos. Kiek Bet jam yra skolinai? šansas tau užlipti. Aš susimoku 25. Skamba kaip potenciali koalicija, šitam neleisiu. Tiesiog teikiu pasiūlymų žmonėms. Ne. Aš už bilietėlį susimokęs. 1, 2, 3, let's go. 7. Neblogai. Šansas. Verskite kortelę. Gerai, žiūrime. Jūs išrinko valdybos pirmininkų, kiekvienam žaidėjui sumokėkite po 50 batų. Gera pradžia. Ne, tu duodu 100, duodu Pakeičiu, ne? Pakeis. Gerai, prašom. Pamažink dar biškį. Gal po 50. 5 aš jums atiduodu. Tu po pem turi. Tu papėdės, o mums skolingas. Ką tu čia bazarį Ačiū, dar aš ačiū, perskaitysiu, ar teisingai taip sako jis tikrai? Jo, kiekvienam po Jo. pem. Man pėdės, o darai. Tuoj duosiu. Ir krupie dobiški. Gerai. Nu, čia ką gavau, tai praščiausia dabar. Ne, nu kodėl? Startas neįtin malonus. Praktiškai tuo man tai iš dobės žaidėjų. Žiūrėk, iš kurios pusės pažiūrėsi, jeigu iš to, kad praras pinigų, tai tu pirmauji. Jeigu iš tavo biudžeto pusės, tai tau 4. 1, 2, 3, 4, Švitrigaila. Ne, gerai, ir dar kartą redensnis dublis. O man iš Latvijos. Ai, skambina taip numeris. veikia. Jo, jeigu dviguba. Perku. 104. Į kalėjimą Į kalėjimą, ne? O kalėjime praleidai vieną įimą. Kalėjime, jeigu tiesiog ateini ant kalėjimo laukelio, viskas gerai, esi lankytas. Bet jeigu papuoliai. Jeigu 3, taip, tada Viršininkė man 10 gražaus. O kaip yra su kalėjimu, tada turi rident, kad tave išleistų? Ar tiesiog praleidai vieną įimą ir varai? rideni 3 kartus, bet ant trečio vis tiek turi sumokėti 50. Gali rizikuoti 3 įimus arba susimokyti 5. Tai iš čia viską nusipirk. 7. Nemokamas su aikštelį, tegul pastovi. Man pastovi kartais Mums skyžiai. irgi reikia, ne 10, prašau, ne 10. 3. Ne, maišom. Tu žasinas. Kęstučio gatvė. Vytauto. 100. Nepirk dabar. Perku. Davai, ne, pabūk. Taip. Aš žinai ką, paskui apsimainys. Nu davai, gerai, jo, aš tau kažką duosiu. Iš Omanto pinigų va gatvę nusipirkau man labai. Jo, stalą, žinok, nedaužy gali subirėti. Reikia, dabar 10. Deja. 6. Tiks ir Kauno. Kas nėra blogai. Perku Kauno gatvę. Lemba labai negerai, kai jūs perka tą, ką aš pirkau. Ne, tai negerai, kad tu nusipirkęs esi. Ne, tai aš pradėjau. Klausyk. Dar kartą tu pakeli balsą ant mūsų prie šito stalo. Bet man toks, žinai, kur nusipirkau, čia, jau babkių nėra, bet pasižiūrėk, jau viskas. Važiuojam. Oi, 9. 9. Skribilėtas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pylimas. Kiek eurų? 180. Gerai. Ir kad ten. Tai Kiek žinau, žinoma. minusė esate. 180. Kas tu pamai dabar, kodėl cituoja jisai. Buhalteris. Ne, Omantų nepirk. Yra Tai nepirkite. 5. Oi, Kauno geležinkelio stotis. Ką turiu apie Kauną pasakyti, apie Šiaulius jau pasisakyti, girdėjau. Geriausias miestas. Gerai. Geriausias žempabas turbūt, ne? Kaunas, šiautau, na. Nedai. Galėsim apsimainyti kažką susitvarkyti. Susuksim, man atrodo jau. Pitakėlis man. 1, 2, 3, 4, 5. Švitrigailas tavo, ne? Kiek aš to moku? 20. 10. Ai, tai čia labai. Nuo nuoma, kai žaidėjai priklauso visas O gal nori iš tų nieko nemokėti? Ai, nors nedar vis tiek. Duok to čyriuk. Nes čia dabar su tokiais, jeigu pradėsim nemokėti... Gatvė geriau negu stotis, žinok. Nors ne gal. Aš tu geriau.
Aš geriau gatvė. Nes gali... Oi, Žirmūnų gatvė. Paimu ir dar įsiu kartą, nerisko man tai. Hebra, davai su tais dvigubai stabdom, kur aš vis dar stoviu, kur Ančiukas tik 13 paėjo. Nu, 13% lentos. Ai, karočiui. Ai. Ai. Matai, seniai, negali žąsinas greičiau už mašiną rėdėti. O turiu klausimą, čia mus... Žąsinas gerą tačką turi. Jis skrenda. O čia mus visus filmuos vienodą laiką? Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vandentikį paimsiu. Paėm. Vis dėlto noriu gerą vandenį gerti. Aš tai neimčiau. Gerai, galit man pasakyti, kokia vandentikio prasmė yra? Atsipalaiduok, kaip tu gersi, nusipraustum. Kaip tu gersi vandenį dabar? Vandentekis turi kažkokių dar papildomų dalykų ten su metimais, ne? Turi. Bankininkas aiškino, Tu ne šitas. O, man tai. Tu ne šitas. Aš pitų. Tu žąsinas, tu eini čia. Ne žąsinas, aš už žąsino figūrėlį. Nemokamas su aikštelį gali pasiparkuoti automobilį. Mes žąsinė. Ai, tai to, ne? Ai, tai čia tu toks? Dar kartą kaip jūs įdžiat. 9. Gerai, Vilnius. Nėra dar žmogus mažiau. Vilnius gatvė. Brangi, bet reikalinga. Netrodo, kad jisai sukčiauja, kaip aš čia esu, vis tai visai. 5. Oma šiame etape pradeda gana stipriai plėsti savo turtą. Jis nusiperka Kalvarijų gatvę, tada pasiima ir Vokiečių gatvę, o vėliau jis dar įsigyja Konstitucijos prospektą. Tuo pačiu, Nedas jam sumoka 14 monopolio pinigų už Pylimo gatvę, vėliau dar 26 monopolio pinigus, bet Oma pats irgi susimoka 25 monopolio pinigus Nedui. Tada jis gauna 200 monopolio pinigų iš banko ir dar sumoka 10 monopolio pinigų Matuliui. Matulis šiame rate pirmiausiai susimoka bankui 100 monopolio pinigų už turto mokestį, bet nelieka be pirkinių. Jis nusiperka Dariaus ir Girėno gatvę, vėliau Matulis susimoka 16 monopolio pinigų Deividui, o tada dar pasiima Laisvės prospekto gatvę. Nedas čia daugiausiai moka kitiems. Pradžioje jis sumoka Omai 14 monopolio pinigų už Pylimo gatvę, tada 25 monopolio pinigus Deividui, dar 26 monopolio pinigus Omai, o galiausiai 100 monopolio pinigų bankui. Kitaip tariant, šis etapas Nedui nėra pats pelingiausias. Deividas irgi aktyviai juda lentoje. Jis nusiperka Savanorių prospekto gatvę, susimoka 50 monopolio pinigų už išėjimą iš kalėjimo, tada dar įsigyja Basanavičiaus gatvę. Vėliau Matulis jam sumoka 16 monopolio pinigų, o pabaigoje Deivis dar padaro mainus. Švitrigailos gatvę ir Kauno gatvės stotį išmaino į Nedo Vytauto gatvę. Kaip pasikeitė žaidimo eiga, galite matyti ekrane. Dabar kokia situacija? Praėjo 15 minučių ir čia turime sudėliotus daiktus. Išvardinsiu, ką turim. Turim žalią bulvę, turim žalią kiaušinį, turim habanero papriką, turim citrinų sulčių, turim cinamono, turim imbierinių šotų ir turim krienų su wasabiu. Ir aš tiesiog su Wheel of Names, rekordinų ekraną, suksiu. Ir kas įsisuks, visi galėsim bandyti valgyti juos. Už kiek pinigų? 500. Bet jei nevalgut nieko negauna, tai jūs valgut gaunat 500. Važiuojam. Gerai. Ir pirmasis Ne, daiktas. čia nėra, kad iš karvių žaidžiu. Jo. Tik ne kiaušai. Kad tik kiaušai būtų. Žalias kiaušinis. Žalias kiaušinis. Tai dabar ne, tai tu gali negerti. Žalias kiaušinis ir pirmasis daiktas. Aš negersiu žalio kiaušinio. Tu gersi? Ne. Tu gersi žalio kiaušinio? Davai. Gersi Ir tu žalio? Matuli irgi, davai. Gerai. Galima druskėti, ar ne? Ne, negalima Gerai, nieko. gerai, supratau. Turit du kiaušinius. Nu, tai viskas, turim, po tušę puodelį. Tušęs puodelis. Nice. Stalą tik. Po kiaušinį ir... Boys, two cups. Jau kaip tu jį sudaužysi? Taip, trenk. Tai galva. Ne, trenk su krumpliu, Ne, ne. karočiui, ir uždauž. Nes į stalą netrenkit, paskui liks ant to. Kaip tai trenk, su krumpliu? Nu. Kas tau liks? Ai, su krumpliu. Gal juokauji? Tai pinigai visi kiaušiniuoti dabar. Nežinau. Aš nuvertinu, kad Deividas. Na širdžiai. Ne, ant Kęstučio gatvės biškiai užlašėjo viską. Ai, nu ir ant Čia šalį. nėra užlašėjimas. Čia. Seni, aš už šitą medžiagos gabalą 100 eurų mokėjau. Žiūrėk, Deivi, išgeri kiaušą. Ir galėsi įsigerti savo, jeigu norėsi, bet svarbu, kad jis vienas kol kas geriamas. Viskas, ready, ne? Prost. Simboliai. Prašau, ne. Kiaušas aiškiai. Nevertink, tai nieko. Ready? Davai. Ne? Born to be ready. 2, 3. Ai, lengvai. No reaction. Po 500. Kaip šlykščiai atrodė iš tikrųjų. Nereikia net užsigerti. Ne. Aš galėsiu dar vieną iššauti, bet nėra. Užsidirbos 500 Publi. eurų. Žiūrėjom.
Jūsų ėjimas, Davidai. Tai jis jau Oi, darys, jau jis gali kreiptis, tu žinok, viskas gerai. Gerai, tai Sakyk, Davido eilė. Nedarys, žinai, kokį video, kur vienas su vištos kostiumu, kitas su kiaušiniu, tas, kuris pirmas, aš ar tu. Kauno. Žinai, kuris sako, tipo, jie stovi eilėje ir sako, aš pirmas. Ne, aš pirmas. Ja, žiūrėk, Zima, kadangi aš ant tavęs atsistojau, bet aš tau atidaviau taip daug, tai gal dabar biškai nusibraukam. Jis atidavė tą gatvę, pats atsistojo. Aš tau pėdis, o dabar skolai, bet aš tau atidaviau, žinau, pakankamai Gali man duot normaliai. gatvę kokią nors. Stumako į kurvą jo. 500 pakėlė daug tą pydės. Gerai, imta pėdis. Ne, aš galvoju kaip draugelį, blėt, nes aš jam nusileidau. tipo, Pamirštu, kur, draugėlis. Pala, aš gal ploniau turės, ne. Rudai centais, kaučiais man atiduodat skolą. Bet galima, jeigu nėra babkių, kešų duoti. Jo? Koks yra konvertacija kešų į monopolio pinigus? 2 centai 500. 11. Kur aš esu? Žasinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mano. 10, 11. Kažkas turi jau. Nu, tai gražink pinigus. 16. Kurva, iki cento, nahui. 9. Aš neatsimu, kas esu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, gerai. Ant šitų labai retai ir lipam. Pereikite į kitą geležinkelio stotį. Jei niekam nepriklauso, galite ją nusipirkti, bet priklauso, jei kam nors priklauso, savininkas mokėjo 2 kart didesnį nuomos mokestį. Ne jis turėtų gauti. Jei praėjote lokelį, gaunate 200, tai aišku, praeinu. Tai Ir 100 tiesiog jam? duok 100 man ir 100 jam. O mano sabakai kas atsitiko, kodėl jis guli. Nusiverti. Nu, seniai mane kol kas kerina tos stotis, tipo, aš apartotai vapšė nekilnojamo turto neįpirkęs. 1, 2, 3. Vandentiekis. 1, 2, 3. 4, 5. Tai vandentikis, kadangi aš turiu dar tik vieną. Tai dabar išridinai 8, tai dauginame iš 4, 32. Oho, tai čia visai neblogai klausyk. Įsivaizduok, jeigu abi turi, O kaip? iš 10 daugini. Iš 10? daugini? 80. Ai, tai irgi Čia nedaug. normaliai. Duok gražos, duok. Negali Nu, tai statyti reikia. namų, taip. Ne, tai faktas, bet žinai, dasidarimui. Dasidurti. Ačiū, kad perkate O vandenį. tu McDonald's ir maistą pirki, kur dasidurti reikia, žinai. Bet jeigu išridini 12, Čia. Pilies Nu, blem, 102 vis tiek nedaug, žinai. Pilies gatvėje, jis nieks Kai neturi. vėliau ten po neliktai. Gerai, perku pilies gatvę. Paskutinė žalia gatvė. 300. 300 euriukų. Papa. Nu, Neblogai čia daros. aš žiūriu jo, man tu, šiaip tu mano nuoširdžiausias draugas iš čia. Jo, suprantu, aš nekiek toliau. Iki galo eisiu, žinai. Neturi nieko. Antakalnis, niekas neturi. Oho, laba diena. Oho. Ai, Kainuoja nepirk, jisai žinok. ten, aš O, tai pirmą gatvę pirksi savo bičiulį. 220. Palais gal neįpirks. Aš bilkiu babkių turiu pažiūrėti. Oi. Šiaip jo jis niekad nepirko. Nu, jis nelabai ką turi. Aš tai sakau, nedaryk. Neturėjo galimybių pirkti. Su tais, Žinote ką? tau su tais geležinkeliais labiau Žinočiau, kad jisai pipina keiksmažodžius, aš jums, blėt, Blet, pasakiau, blet. 30 gražos. Jie 30 gražos, jeigu galima. Nu ką, važiuojam. Liko 9 kortelės. Liko tik 9 kortelės. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perku? O čia gerai tau sukrito. Iki 150. Jo, aš rasiu. Ką tu šiaip svajojau, man tai ko tu nori? Ką aš Kokios tavo galėčiau- svajonės? Jo, ką aš tau galėčiau duoti? Aš Bet čia matai, normaliai, nori taip gal žiūrint, ta tartis? prasme, Dėl ko? Aš mėgstu Man tik komfortą. Šitą už daug Ką labai. Mėgstu komfortą, Už mėgstu 3 golfą, Gedimino prospektą jau kažkas Kas? turės Ai. įmonį. Šitą Okay, duočiau už gerai. 3 kortelės. Bet tu biški dabar. Tu mane, aš tau 3? Jo. Gal durnas? Nu gerai, pagalvok. Aš tau galiu duoti raudonai? Ne. Ne, Tu kompletinį setą, durnas, gali pradėti tai šitą ir 2 komunikacijas. Komunikacijų negaus. Kad 80 gautum, jeigu užmintų tau reikia, taip, aš tau Tu siūlau. tau jau Žiūrėk, Seni, aš tu tau pasiūlau, klausyk. žiūrėk, aš tau pasiūlau ir jeigu vėliau norėsi pagalvok. Aš tau siūlau šitą vieną už tas 3. Nedukai, klausyk, užlipsi ant čia, arba čia išritęs 12, tu man 120. Aš esu išmetęs kol kas daugiausiai 3. Palauk, tai Manai, palauk. kad mane Gerai, važiuojam. Mane baugina. Palauk. 7. Aš laiko turiu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Niekas neturi? Važiuojam. Gerai, reikia 8 man išrist. Ir kas bus? Išrist? Gedo. Jo, ged, ir po to galiu jau dylų su Oma daryti. 10. 10, bet dar Kirtimai. kažkaip. Le, kokia Gerai, gatvė, duok 100 kem, man duok 100 kem, Pati tai geriausia. man 200, duok 100 kem ir kritimus. man Ten duok. pati geriausia gatvė, karočiui. Palaukiam, dar visi dar kartą. Ir norėčiau 2 išrist, Žiauru būtų, sen, jeigu tu išristum, tai čia laimėjai grajų realiai. 2 ir 0. Sugadamas. Ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tai 7. tavo, ne? Tavo. Vytauto mano.
Ačiū Dievui, blėt, būtų. Blemba, dar Latvių, tiksliai, man dar Latvių trūksta. Davai, biški, pakrūtinkim. Davai, progresą, biški. 165 davai išsižaidžiam. Mano, 2,6. Nu super. Kol kas mokam pinigėlių. Nu, aš čia tik tą ir darau, blėt. Sakai, nesikeiks. Ai, nahu. Bet išpyvi, kiek mažas, čia toks formatas. Ne. Family friendly. Ne, čia laisva forma, tai A, ne? bus įspėjimai, kad jie Ai, įsižeis. gerai, tada aš stengsiuos mažiau keiktis. Nu, pažiūrėsim. Nemanau. Pažiūrėsim, kaip tu atšliausi pas mane ant kelių dėl šitų kartų. Savanori. 5, 6, 7. Aš jau gal 6 kartą užlipau. Tokį automatinį piperį gali kas 3 sekundės dėti, nes Jo. žinai, Bet čia kas maždaug kol kas tiek eina. Taikys. Po 16 neįdomu. O 16 tai čia nieko. Tai čia realiai, iš pradžių nieko ir tada bankrutuoju iš karto. Seniai išrovau žalę kiaušinį, galiu aš tau dabar 16 kartų sumokėti. Mokė ant kirtimų, bet aš to 200 duodu. Kiek ten, 2 kokius Du, sumokėti? tai nemokėk. Ne, 2. Ai, čia šitai vyksta, ne? Jo. Aš gerinu savo. Almantas garbingas žmogus. Ne, man reikia Gedimino prospektą, iš karto nupirksiu. Į Gedimin, atvažiuoja, žinai, su... Aš noriu turtingiausią varyti. Aš suprantu, Geriausiai atrodo, Pažiūrėk, kaip atrodo. geriausi prospektai, mano tema. Pažiūrėk, kaip atrodo, tai kaip... Tavo, ne? Tavo nedavė. Nu, kokia čia situacija? 9, lankytojas. Ai, ne, čia ne aš. Ai, kūro, primės, Ei, gėda pradė. Ne. Įeik nuo pilies. Deja. Bet žiūrėk, 200. bet tai dvigubai, jeigu išridėdama, ne? Ne. Šitau ne rusiška, tavo versija, kur pati... Ei, visų pirma, čia mano ir ne rusiškas. Jūs dabar mane kiusite. versija, kur užlipi valdžia perkama. O gali būt, kad man ta žalis kiausas daužyti biškai pradėjo. Žiūrėk, Sibiras. Matai, to nėra, kad tas žalis kiausas biškai daužų tą. Išsitraukė seniai šansą kortelę, sukritikavai valdžią. Sėsk kalėjimą. 1, 2, 3, 4, 5. Tu gaudys, bachūras. Kalvarijų. Mano. 22. 20, ačiū. Ką, Deivis susipirkė seniai 7, 3 po dublę. Eik tu. Jo, tai lankytojas. Kalėjimo lankytas. 1, 2, 3. Gerai. Šo, 22. Ukmergės. Šita nenupirkta. Ble, davai pasiimu. Tu juokauji. Pasižiūrim, nusipirkam. Kiek čia doštum? Tai palauk. Ble, seniai, gal tu net nepirk, seniai, pažiūrėk, jis ant 2 žmonių padalinta. Tai jau viskas. Tai gerai. Ai, nors ne, gerai, pirk. Geriau turėti. Kiti turėti. Jau... Nes kažkas tada... Pastebėjot, kad viskas dar kiek metą tiek dublis. 4. 1. O, mano 26. Tai kad čia 3. 3, Tai kad čia 4. 3. Sorry. Va, Išdai. Tai man tai dar geriau. Skemino, tipo, kad mokėt. Kiekvieną savaitę skirite laiko pabendrauti su savo pagyvenusiu kaimynu. Tenka pasiklausyti nuostabių istorijų. Pasimkite 100 monopolių pinigų. Nesupratau. Už tai, kad pabendravė su seniu, gavo 100. Jisai prostė. Imk. O aš tiek ir metu. Nu, nežinau. 7. Šansas. Seni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kur, galvo, Latvijų gatvė būtų kaip norėčiau. Seni, kiek aš savęs paimčiau už ją. Šansas skaityti. Kažką gero. Pidisa. Atgražinti. Nemokamas išėjimas iš kalėjimo. Oi. Pasilik. Pasilik, labai gera kortelė. Oi, seni, mes pašnekėsim dar su kom nors. Važiuoji. Bet blemba, pala susimokėti PM už išėjimą iš kalėjimo, čia yra taisyklė parašyta tokia. Taip. Aha. Jis čia labai pigu atrodo. Nu, pažiūrėsim po to. Tai aš gavau PM tipo tik tai. Tai čia šūdų krūva. Bet nereikia mokėti. Kaip galvoji pats? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kieno vokiečių? Ai, vėl 26. Nu, gerai. Gerai, metuklas čia smulkina. D. 11. 11. Kur mokė purytę? Čia. Žirmūnų. Kieno? Mano. Kiek? Palauk, tai aš dar tau nesumokėjau. Kiek tau? Aš tau 26 ir tada tu man gražinsi, gerai? Kiek? Aš tau 26, o tu man 18. Tai tu tiesiog jam duok. Atiduok mano 20, aš tau duodu 2. Apie pisą tave. O tai jau sandaris įvyko greitai. 7. Ai. Šiaip labai greitai vaikšto per tuos. Jis nenormaliai greit bėga. Senis, tai netrodo, kad jisai treniravosi. Keturios kojos senis, neina jo pavyti niekai. Nu, ne veltui man. Skuta. Tu tikrai daugiau 3 nemeti? Ne mano diena. Mano diena laiminga. Kaip išmest 7? Va šitaip. O, what the Prašau. fuck? Pirk. Galiu nupirkti aš iš tavęs. Ką tu man? Su antkainiu duodu. Taigi man reikia jos. 100. Mes komanda esam. Nu, kada?
Koalicija. Ai, čia Kokia visi koalicija? Kokia dar koalicija? Jis guys. Jis Tai galvo, va, aš už jį, dėl to ir sakau, kad mes bendraujam. jis galvo, aš už jį kiaušalą, kučia atsisėdė savo. Tu galvoji, kad mes komandai ir jūs Jo. komandai? Kol kas, aš kiek mačiau, su Matuliu daugiau komandai negu tu su Matuliu. Jo, jo. Oi, tai jeigu viens už vieną važiuojam, tada. O karočią, gal čia kažką padiliname tada? O, ne. Dėl įdomumo. Dar aš. Tai palauk, kai bus, kai tai čia. Jo, po challenge. Davai. Valanduko, gerai? 1, 2, 3, 4, 5. Kalvarijų. Mano. Savo. Labai gerai, tada gerai. Norėčiau- Visai kitoks žaidimas tą prasideda. 3 iš vis. Sėdėjau ramus visą laiką. Taip, tai aš galvoju, čia reikia tau duot pasilepinti. Vytauto. Vytas. Kurva. Atsiprašau, na. Savanoriai. Mano. Kiek? 16. 16 ten. Kaip prisiūtai. O, seniai. Man gali 100 padalyti. Duodu gatvę? Keisti, smulkiais. Nu. Ir dar damoku 5. Tau reikia šitos gatvės. Man jos nereikia, nes kitą turi Visgardą. Tai nusipirksi ir šio. Tai žiūrėk, tu pirk iš manęs, seniai. O man reikia oranžinį. Žiūrėk, Man ne, reikia- padarom kitaip. Tu šnekėk gal su manimi, aš tu. Žiūrėk, padarom kitaip. Gerai. Tu man duodi geltoną oranžinę ir 500. Ne, niekaip, visą gerą. O tai gal nori keisti geltoną į oranžinę? Ne šitos brangios Kas gatvės. man iš tų 200, tu Jo, užduodi karoče. challenge ir gal 500. O gal tu nori man duoti tą gatvę už šitą karočią? Kuria? 3 turėsi. Kuria tu gatvę nori išmės mėlynos? Aš to noriu mėlynos ir geltonus. Turi dienos, tik sakai. Jo, žiūrėkit. Turi dieną jau? Ne. Ridena, Praktiškai. Ant manęs užlipo, ką tik mokėjo. Ne. Da. Kiek laiko turim? Gerai. Tai dar spėsim dar vieną ratelį. 7. Labai gerai. Man 100 ar gatvė. Ble, gera gatvytė. Čia seniai, be šansų, čia niekas nieko neturės, Jo, nes jo, mes linkim kol kas. vieni kitiem blogo. Taip, važiuojam. Eik, tu savo. Eik, tas. Vienas kitam blogo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mano geležinkelio stotis. Taip, teisingai. Dar vieną ratelį. Spėjom. Nu. 7. 1, 2, 3. O, paskutinis. Klaipėdos. Niekas ane? neturi. Davai. Niekas neturim. 200. Kurva kaip challenge darysiu. Turiu daugiausiai visko. Ai, gal Matulis turi daugiau, bet babkių neturi. Tai irgi nematau, neturi jo. Nelabai. Goštauto niekas neturi. Aš paimsiu, kiek nekainuoja. 2,40. Gerai. Nu, matau, čia po challenge prasidės mainai. Čia daug kam daug, kur reikia. Jo. Aš tau pirmai siūliau raudoną senę, atsimeni į rožinę. Tai aš ir nebūčiau keitęs tada. Tai tada tau labiau apsimokėjo negu man. O dabar? Tai dabar kitaip žiūrėsim. Bet tai dabar irgi tau šita geresnė yra, nes pigesnis katas. Taip. Galim keisti visas rožinės. Net tame gerumas yra. Nori visas rožinės ir visas raudonas keisti. Ir vis dar ir stabdom laiką. Nenoriu nieko su tavim. Polmo stabdo mane. Kol kas Devynai nenoriu. pajamų mokestis. Nieko negauni. Nieko negaunu. Jo, viskas, stop. Gerai, sukam. Naują ratelį. O išimi kiaušus? Kiaušai iškrent. Važiuojam. Ir ką mes turim? Ogi turim Krienai su Vasaru. easy. Važiuojam. Važiuojam. Čia labai negerai. Važiuojam. Turim Krienus. Galiu pirmas. Su wasabi. Galiu pirmas. Kas pas Deivi? Ne, tai vienu metu jūs. Kas pas tavęs Okay. dėsis, tai tipo senis. Seniai kiaušinienė. Oje. Tokia audra ten Jo. Žalis kiaušas. O, kurva. Įvertinkit. Krupie. Gerai? Pritariu. Gerai. Taip, tai aš biškai Pas mane daugiausiai čia pridėt. Viskas gerai, kiek paėmė kiek. 2. Taip, skanu. Dar? Tu pradėjai. Jiems kiaušinių susimaišė. Ne, nosį, tiesiog šiaip taip, aštru nėra. Aš nueina per Skanu, nosį, bet aš man- krienus, jo. Ne aštru, tik verkiu. Ne, tai per nosį nuėjau, bet šiaip tai aštru nėra. Kyšis nagus savo. Maldėt. Gerai. Challenge'as įvykdytas, galim jungti laiką toliau. Taip, Judam toliau. nepavydžiu. Žia, ar galiu nusipirkti tą gatvę, duodu šitas. Galiu gal dar 500. 3 šauks susipist, karočiui. Ai, dabar jau 500 sulavėl. Ne, šiaip, brangi gatvė, nepamiršk. Man jos reikia, tau irgi reikia jų 2. Aš tau duodu 2 už vieną kainą. Ir dar damoku. Debilas Toma. Prašau. Kad tu iš šitą, tuos dvi duodi iš šitą vieną. Nieks nelipšia ant tavęs. Aš pamatys. Lips. Aš tikiu, aš tikiu. Šiaip aš pirmas. Davai. Bet- Bet daug kainuoja. Tai va. Aš neturėsiu gatvių, apšė, berliuk. Gerai, žiūrėk. Padarom kitaip.
Kas? Gal tu nori, o aš tau turiu pasiūlymą. Palauk, man Dabar reikia mėlynos mes gatvės. dar derimės, žiūrėk. Jo. Aš duodu mėlyną gatvę. Tau už Kalvarijų gatvę, Taip. už Pylimų gatvę, už Vilniaus geležinkelio stotį. Tai ar duodu 3 už vieną? Ir 300. 2. Senis, tu nesvaik, na. 2 pem. Būnam davai tarp vidų. 2 pem. 2 pem, važiuojam. 3 kortelės, Pasakė, 2 kad tu pem. mane apgavai. Davai. Da, tu Gerai. juokauji, na, už 3 korteles, mėlyną, tu... Taigi ten ką, kainuoja po 300, kiek? Tai kiek kainuoja namukas? nebeturėsi babkių dabar. Kiek kainuoja namukas ant mėlynos? 200. Oma šiame etape pradeda statyti rimčiau. Jis nusiperka vieną namuką už 200 monopolio pinigų ir dar susimoka 12 monopolio pinigų Matuliui. Vėliau perka dar vieną namuką už 200 monopolio pinigų, bet tuo pačiu sumoka 20 monopolio pinigų Nedui. Po to jis sumoka 26 monopolio pinigus Deiviui ir vėl perka namuką už 200 monopolio pinigų. Vėliau dar sumoka 6 monopolio pinigus Matuliui, o pačioje pabaigoje 6 monopolio pinigus Deiviui. Taigi Oma čia daug investuoja į statybas, bet ir nemažai išleidžia ant kitų žaidėjų laukelių. Matulis čia irgi renka pinigus ir stato. Pradžioje jis gauna 22 monopolio pinigus iš Deivio, vėliau 40 monopolio pinigų iš Nedo, tada dar 12 monopolio pinigų iš Omos. Su Deiviu jis padaro svarbius mainus. Oranžinę gatvę iškeičia į geltoną gatvę ir stotį. Po to Matulis nusiperka namuką už 150 monopolio pinigų ant geltonos Ukmergės gatvės, bet pats susimoka 26 monopolio pinigus Deiviui. Dar vėliau jis gauna 200 monopolio pinigų už laukelį Eik, susimoka 2 monopolio pinigus Deiviui, tada perka namą už 150 monopolio pinigų, dar vieną namuką už 150 monopolio pinigų ant geltonos gatvės, o pabaigoje nusiperka dar vieną namą už 150 monopolio pinigų ir susimoka 50 monopolio pinigų bankui dėl iždo kortelės. Neda šiame etape taip pat aktyviai juda. Jis sumoka 40 monopolio pinigų Matuliui, gauna 50 monopolio pinigų iš banko, vėliau iš Omos gauna 20 monopolio pinigų, o tada padaro mainus. Rožinę gatvę ir Šiaulių stotį iškeičia į Matulio raudoną kortelę. Po to Nedas perka namuką už 150 monopolio pinigų, bet sumoka 70 monopolio pinigų Deiviui. Dar vėliau jis perka namą už 150 monopolio pinigų ant raudonos gatvės, bet iškart turi sumokėti 110 monopolio pinigų Matuliui. Deivis šiame etape pinigais taškosi į visas puses. Jis sumoka 22 monopolio pinigus Matuliui, tada 100 monopolio pinigų bankui. Vėliau jis nusiperka namuką ant savanorių už 100 monopolio pinigų, gauna 200 monopolio pinigų už laukelį Eik, bet iškart sumoka 50 monopolio pinigų Nedui. Po to Matulis jam sumoka 2 monopolio pinigus. Deivis nusiperka namuką ant Basanavičiaus už 100 monopolio pinigų, bet sumoka 10 monopolio pinigų Matuliui. Tada dar perka namuką už 100 monopolio pinigų ir sumoka 18 monopolio pinigų Matuliui. Vėliau Deivis sumoka 36 monopolio pinigus Nedui ir 26 monopolio pinigus Omai. Bet pabaigoje atsigriebia. Dar kartą perka namuką ant savanorių už 100 monopolio pinigų, gauna 200 monopolio pinigų iš banko ir dar 200 monopolio pinigų už iždo kortelę. Kaip pasikeitė žaidimo eiga, galite matyti ekrane. Cinamono challenge šitie pabus. Jo. Na, tikrai nesi... Mes darėm, Zim. Nebuvo štai. Ką vaikystė, man 30 metų buvo, kai dariau. Gerai, retai, važiuojam. Važiuojam. Ką tu? Tik ne cinamonas. Darysiu bet ką, tik ne cinamoną. Nebus cinamonų šį kartą. Habanero bus. Habanero paprika. Easy, sen. Davai, važiuojam. Čia, jeigu parduotuvinė, tai tu gali valgyti ją. Čia labai blogai. Bet iš karto pasakau, normaliai paprikos. Ne. Visą, tipo. Paprika, taip, visą. Visą papriką? Kaip braškė, Kaip braškė, visą papriką. Gali nunekas to pačio galiuko, tipo, žinai, bet turi Seni. visą suvalgyti. Aš tai jam. Dar aš davai. 500 ar Aš tai ne? darau. darau Aš noriu laimėti šį projektą. Bet susitarėm taip, Aš kad matau, jeigu įspjauni nenurijęs, negauni. Ne, turi sukramtyti. Ei, ir negali ryti, Deivi, tu mėgsti ryti. Mačiau ir praeitam tavo iššūkį, tu mėgsti nuryti, tu turi sukramtyti visą ir tada nuryti. Tinka? O ką, aš tik žalį kiaušinį norėjau. Ne, vasabį irgi, tu tik įsidėjai iš karto, nieko nebėra. Jau pradėjai Ja, maigytis. ja, ja. Tai gerai, darai? Ne. Darai? Aš darau. Ne. Skanaus. Tai žiūrėk, išsilupam tą ir sukramtom visą. Visą dydžio vaikinui paprikos. Sudaužkis ir, kaip sakoma, Akių tik nelies paskui. saliut. Savo ar to? Čia, man atrodo, nieko nebus, nebent... Jeigu sėklų nėra, Aš visiškai turiu nieko sėklų. nebus. Yra sakęs, jeigu. Yra? Šro. Verkstuoja. Jau verkia. Eik tu, na. O aš net užšiau užučiu. Aš tai nenoriu, man negaliu skrandžio susigadinti. Džiaugiai sprendimu. Jo, manau. Oi, net aš jaučiu čia.
Žiūrėk, pusė daug. Man atrodo, kad jie juokauja, nebus. Eik, tu dakui. Ne, nu, tik kad verkia būdu. Daug reaction. Gerai, aštru. Aštru. No reaction. Ne, aš labai džiaugiuosi. Bet vaikinai galbūt 500. Aš dėl sveikatos. Galiu paplot. Duosi tikrai tos 500. Nusipelnėt, vyrukai, nusipelnėt. Jaunuoliai. Dabar jie čia dar ilgai. Blet, galėjau nedaryti. Šiaip labai neaišku buvo, iš tikrųjų, labai... Žiauriai aštru. Gali būti kaip pomidoras, žinai, kur tu pasvalgysi ir... Ne, bet habanero nėra pati silpniausia. 900. Habanero aštriau nei jalapenos. Risk dar. 3 metimų. 4. Juokinga tau? Kiek? Pala, kur jis stovėjo? Tai ant elektros. 1, 2, 3, Ten elektros sorry. tada. 40? Aš tai išgelbėjau, seniai. 40. Mokyk. Nu, vyrukai, jūs čia O pieno kaifuojat, gamini? matau, kaifuojat. Ne, man pieno nereikia. Sakėm, damokėt turėsi, jeigu nusirengsi. Kas vyksta? Prašau mes. O, Jėzau, nedreba pirštai. O, blės. Seniai įpiso žalę kiaušą. Tada... Habanero. Šiandien citrijęs. Ir ant tuščio skrandžio čia visą Bet pala, dar žalia bulvinka. Žalia bulvė tai dzin. Ne, bet jis, matai, biški miksas jam. Ai, senis, kai normalius pusryčius English breakfast. Ai, na šiek. Nu, tai risk. Nusipirkiau tą namą. Nestabdom žaidimų laikas. Geina. Šaudza. Nu, pažiūrėsim, koks šansas. Garsiai skaitom. Pereikite artimiausią paslaugų įmonę. Pas mane. Kur? Čia. Aha, kiek? Tai 12 šitai tai iš 120. Kaip ta grupė vakujėda? 120. 9 arba 11. 9-11 kartų. 10. Eik tu savo. Oi. 100. Tai išsigelbėjai, sakė. Toks lakyčia. Pala šansą dar reikia padėti atgal. Būtų 9, būtų 600. Būtų seniai. Nedai. Būtų Leninas gyvas, būtų žaidys. Sio. A? Škirpkis šitą, prašau. Metu dabar. Ai, ir statau namuką, pamiršau pasakyti. 3, blėdė, vėl. Tai Prašau, reikia pinigų man. statyti. Man pinigų reikėtų. Prieš taigi sakė, reiks. Nu, kiebra, sorry, pamiršau pasakyti prieš tai, bet aš tuo pačiu metu. Dabar klausimas. Ai, tu panaudosi kortelę, ne? Ne. Liksi kalėjime? Jo. Bet Tai jeigu jeigu... tu negauni pinigų. Jo, tu negauni pinigų, jeigu ant tavęs užlipa. Jo, nesu kalėjime. Gerai, žinai ką, gerai, tipo. Nes man, aš pažiūriu, žinai kas, man čia, jeigu užliptumėt, aš gaučiau 900. Tai tu dar sėdėsi 3 ėjimus ir po to mokėsi? Ar naudosi? Aš vienas sėdžiu. Ne, 3 ėjimus. 3 ėjimus tu... O galiu per įėjimą statyti namą. Ne. Kalėjime, tu Nieko nedarai. Tai tada aš išeinu jo. Tai užversk, dugnai reikia tą kortelę. Ir kas, aš tiesiog paskui mėsiu nuo šito taško, ne? Taip. O galiu aš pasėdėti? Palauk, aš žinau, kad padėjau, bet galiu paklausti. Aš galiu pasėdėti dar vieną įėjimą ir tada trauk kortelę. Tu gali bet kada šiaip mokėti. Tu šitą kortelę gali bet kurį įėjimą, bet ir sėdim minimaliai. Bet Nu, tu tipo, sėdi. turiu minį, tu gali pasidėti 2 įėjimus, panaudoti kortelę. Nu gerai, aš tiesiog darau, tipo, man aš norėjau kaip įmanoma maksimaliai sėdėti kalėjime, tipo, kad man nereiktų mokėti Tai galėsi dėti 3. Bet man, matai, man reikia statyti ir namus, tipo, man čia svarbiau. Tru. Gerai, 100 namą perku. Važiuoji. 4. 1, 2, 3, 4. Kokia gatė? Galėsi įdėti, žirmų. Tu negauni. Tai tu kalėjime pinigų. sėdi dar. Taigi aš Negaunu. Bet iki savo eilės, man atrodo, vis tiek. ratą, Jo, ne? jo, Jo. visą Aš eilės padėjau vis tiek savo negauni. jas ir aš Ne, išeinu ne. iš kalėjimo. Kokią Bet tu savo tik per eilę? savo eilę, Tu patekai tai- į kalėjimą. Jo, jo. Jo, Ir aš iškart padėjau, Taip, seniai. bet tai Tai naudoji tik savo įimų metu. O tavo įimas baigėsi ties tuo momentu, kad tu į kalėjimą papuolei. Jo, tai tu paduodi ir tau nuo kito O tu ėjimo. reiks ją panaudoti, nemokamas išėjimas iš kalėjimo. Vadinasi, ją panaudojęs, aš esu Bet tu per tą patį ėjimą daryti top 2 Tu veiksmų per tą negali. nuo realiai. patį ėjimą. Prašau atversti taisyklę. Ne, čia ir šitai. Ir kitą įėjimą tu galėsi jau žaisti normaliai. Ras, dėjims skoloje prisimenu. Nepamiršiu, na. Važiuojam, mama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, antakarnį. Nemokė. Jis sėdi kalėjime. Ajo. Blet, šūdų krūva yra iš tikrųjų šitas žaidimas, na, ko išpasau. 11. Ai, ne. 300! Ne, ką, ne, čia aš. Į kalėjimą? 10, ne, čia. Daug 200. 200. O ta gatvė tavo, ne? Jo. Gerai, dabar viskas, tavo eilė. Absurdas. Statai namą, nestatai. Statau.
200. Tu šiaip be turto nekilnojamo. Va, pastatysiu, Lemba, kad išmesi. man įdomu, stebė Davidą ir Nedui. Vapšė, pohui Nedui. Nedas ramus, Jis jo. tada sakė pratęs prieš tos naujas. 7. Tu šiaip jau turėtum praleisti įėjimą. Aš? Nes Ko? netėjau. Pasimkite 10. Gavote nemokamų sausainių. O! Wow. Duot 50? 10. 10. Ai, 10. Ten crazy. O dabar mes. Gerai. Pasisekė tau. Oho, blėt. Šiaip čia gerai irgi sutaikiau. 7 turėtų būti. Aha, labai. Į kalėjimą? Šiaip čia gerai iš tikrųjų eiti į kalėjimą. Blogai tik niekada negali katų statyti. Nu, ateis mano tada nuspręs, ką darau, bet vis tiek mane mokėsiu dabar. Ką? Išmečiau tiek, kiek Dabar reikia. nemokė jam. Nemokė man nieko kalėjime. Yes! Namukas. Lucky bastard. O čia žiauriai blogai katų įsidėti kalėjime, kai turi katų prisistatęs. Jautiu kaip eini į minusą. Ir vėl parnuojat visą tą lėrę. Sen 3 sotus praradau čia sėdėdamas. 3. Kaip Lapinskas. 1, 2, 3. Nieko negaunas kalėjime. Zabės. Oma šiame etape stiprina savo pozicijas. Jis perka namą už 200 monopolio pinigų ir padaro susitarimą su Nedu. Leidžia jam vieną kartą nemokėti užlipus ant bet kurios Mėlynos gatvės, o mainais gauna Žydrą gatvę ir 200 monopolio pinigų priemoką. Vėliau Oma sumoka 200 monopolio pinigų Matuliui, gauna 200 monopolio pinigų iš banko, tada dar už 200 monopolio pinigų perka namą ir susimoka 50 monopolio pinigų Matuliui. Matulis pradžioje susimoka 50 monopolio pinigų už išėjimą iš kalėjimo ir dar 100 monopolio pinigų už namuką. Vėliau jis perka namą už 100 monopolio pinigų, bet turi sumokėti 250 monopolio pinigų Nedui. Etapo pabaigoje Matulis dar kartą perka namą už 100 monopolio pinigų. Nedas čia daug prekiauja ir stato. Jis perka vieną namuką už 150 monopolio pinigų ant Antakalnio gatvės. Vėliau atiduoda paskutinę stotį mainais už Žydrą gatvę ir galimybę 2 kartus atsistoti ant geležinkelio bėgių nemokant. Po to Nedas perka namą už 150 monopolio pinigų ant Žirmūnų gatvės ir susimoka 56 monopolio pinigus Deiviui. Dar vėliau jis stato namą už 150 monopolio pinigų, sumoka 100 monopolio pinigų bankui, gauna 200 monopolio pinigų iš banko ir išnaudoja vieną geležinkelio stoties susitarimą. Jam lieka dar vienas. Deivis šiame etape padaro stambius mainus su Oma, atiduoda abi šviesiai mėlynas gatves ir dar sumoka 600 monopolio pinigų už Omo žalią gatvę. Vėliau Deivis perka namą už 100 monopolio pinigų ir sumoka 110 monopolio pinigų Matuliui. Kaip pasikeitė žaidimo eiga, galite matyti ekrane. Nu ką, kas mums liko? Liko ginger shotas, žalia bulvė, citrinų sultys ir cinamonas. Iš tikrųjų nebaisus. Jo. Manau, reikės paprisakyti. Ginger shot. Jo, ginger shot aš iššaučiau. Be cinamonas. Nu, mėmi, nes labai sakai nenori, bet tau babkių reikia. Aš paruošiu, į tą laiką nutarsim, ką darom. Taip, mes imam po šaukštą cinamono. Bet reikia suvalgyti. Taip. Tai ne. Aš tai nebeimu. Aš Jeigu tu imsi senį, tau reiks lašelinės. Ačiū Matuliui, kad pakvietei šitą video, labai gerai idėja, žiūriu geras formatas ir linkiu sėkmės tau ir linkiu sėkmės savo. Davai. Davai. Žinau, kad džiauriai sausa. Kai lama čiapsi dabar. Kaip zyma. Man badžiunko. Kaip Oma? Bet blogiau nei habaneras. Ne, neblogiau turėtų būti. Ar geriau? Galiu užsiverti. Ką Hebra gali padaryti dėl monopolio pinigų? Viską. Visų vandenių nueis nuryti, jau nebus taip sausa. Tiesiog sunku buvo sukramtyti tą pirmą, tipo, žinai. Jį sunku nuryti be vandens. Labai geiškai skamba visas šitas tipo, kur... Čia Rysiu. Pone, neapsiry, oranžiniais pirštais, smurfas. Gerai. Atrodo, kad turiu sėkmingą maitinimą. Mano įimas bus, nežinau, gali būti, jeigu 10 arba 12 išeidinu pizda man, bet rizikuoju, imu dar vieną žalį namuką. Užstatai? O, čia jau gausiai pizis, sen. Čia statai, ne? Kiek nuoma čia galima iškart irgi įdomu iškart pasakykit. Basanavičius. Gerai, paliks. Čia savanorius iš virš 600, Basanavičius 5 per. Prabanga. Prabanga. Ten vaikščiai ir prabanga. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Labai gerai. Kol kas išgyvenai. 1, 2, 3, 3, 5. Mano eilė, aš iškart sustatau namą. Galėtų žasinas 13. Ai, neįmanoma 13.
11 tada. Bet neapsimoka, geriau tegu 5 ir O po to tai kas 8. tai yra žasiukas? Žasinas, ant šiaulių jis. Tai 9 užtenka, 8 tau užtenka, 6 užtenka. 10 ant geležinkelio. Išnaudoja antrą savo nemokėjimą. Wow, back to back, seniai. Iš karto. Tai 400. Seniai, aš jums mokėsiu šiandien. Nu, 200 taupiau, nes būčiau Šiaip taip tipo? nedavęs tau stoties, tai jo. Ne, aš eisiu toj ten. Ai, dabar tu. Gerai. Aš perku. Bet čia pakankamai saugiai dar išmečiau, labai nenoriu dabar išmesti. Prieš paskutinis namas yra perkamas. Tamiausias sumos. Kitas namas. Man 50 atgal. Kitas namas yra aukciono namas. Man dėl to maisto tai ne kažką. Tai bet žiūrėk, jeigu žalin namukai, viskas, tai galima iš karto pis tada raudonus, ne? Bet tai tu sumokėsi už 5 namus, įsimokėsi. Ne, hipotetiškai, nu, jeigu turėčiau... Galim. babkių, Davai, tai galim, viešbutį, tu po to esi rimtas verslas. Jo. Oma šiame etape stipriai nukenčia nuo Deivio. Jis užlipa ant Basanavičiaus gatvės ir turi sumokėti 550 monopolio pinigų Deiviui. Vėliau Oma nusiperka paskutinį žalią namą už 200 monopolio pinigų, bet tada dar sumoka 360 monopolio pinigų Matuliui. Matulis čia daugiau renka ir stato. Jis iš Omos gauna 360 monopolio pinigų, o iš Nedo vietoje 330 monopolio pinigų gauna žalę Vilniaus gatvės kortelę ir dar 100 monopolio pinigų. Po to Matulis už 100 monopolio pinigų nusiperka namuką. Nedas padaro labai įdomų sandorį. Už 500 monopolio pinigų nuperka iš Deivio visas 3 žalias korteles, bet su sąlyga, kad Deivis užlipęs ant jų niekada nemokės. Tada Nedas dar sumoka 550 monopolio pinigų Deiviui. Vėliau, vietoje to, kad Matuliui mokėtų 330 monopolio pinigų, jis atiduoda žalę Vilniaus gatvės kortelę ir papildomai sumoka 100 monopolio pinigų. Deivis šiame etape atrodo kaip labai aktyvus derybininkas. Jis gauna 550 monopolio pinigų iš Omos, parduoda Nedui visas 3 žalias korteles už 500 monopolio pinigų, bet įsidera savo imunitetą nuo mokėjimo atsistojus ant jų. Tada Deivis sumoka net 1400 monopolio pinigų Omantui, gauna 550 monopolio pinigų iš Nedo, o vėliau susimoka 200 monopolio pinigų ir konvertuoja 3 namus į vieną viešbutį. Kaip pasikeitė žaidimo eiga, galite matyti ekrane. Bet ilgai makačiausi gauliukus. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ačiū. 9 5. 9 That's business. That's business. That's called business, guys. Aš neturiu labai daug. Gerai investicija, ne? Gerai investicija. Bankininkas, nesusimok. Palauk, viskas gerai. Dabar stambinam pinigus, gerai? 2, 3, 4, 5, Vatelius, kurapas. 6, Žiauru, seniai, čia kad gavai 9 pėm dabar, pizdan, bega. Aš manau, kad tu laimėsi, žinai. 10. Štai, bet šiaip gal Matulis. Nenorėsim, kai išjungsim kameras, dar vieną sumėt, na. Man tik aš greitai noriu šunį pavedžioti ir aš galiu būti. Dar 5. Arba šiai atsivežu ir per visą naktį būnu. 200. Gerai, gal nori, aš tau padėsiu išsimokėti? Tu įkeitė? Įkeičiu šitą 100 O šiandien. gal nori neįkeisti? Jau įkeičiu. Aš tau Žiūrėk, Palauk. palauk. Jeigu Siūly. David, viską atiduodat man už žalę, kiek čia 400 likę, atiduoda ir Zima man. aš tai siūlau tau tokį pasiūlymą, karočią. Aš tau Deivuk. Karočią duosiu, tipo, šitas 2 žalias gatves už nieką, na. Realiai, aš net nedalyvauju, tipo. Aš duosiu jas tau nemokamai, bet jeigu aš užlipsiu ant tavo karočio gatvių, tipo, šitų 2 ėjimus, tipo, 2 kartus, jeigu užlipsiu, aš nemokėsiu. Vieną. Ant viešbučio vieną, ant vietų be Aš jau viešbučio 2. statysiu, žinok. Tai gerai, jeigu ten bus viešbutis, vieną. Bet jeigu nebus viešbučio 2. Nesąmonė, kur viešbutis statai. Ant viešbučio vieną. 3 ėjimų Palauk, kainą. Jeigu aš užlipsiu karočią ant viešbučio, tipo, aš nemokėsiu. Palauk, Šitos palauk, 2 gatves nemoku. Palauk. Šitų gatvių vertė yra 600, jeigu skaičiuotumėm galutinę vertę, tipo, žinai. 900. Ne, nes nesąmonė. Ne, aš turiu 2 gatves. Čia, Nu, Nereikia, man greičiau, duosi. laikas. Tai ką jisai siūlo čia jo? Aš realiai net neturiu mokėti. Ne, žinai, ką aš siūlau 2 ratus, karočią ant tavo spalvos mokėti, užlipęs nemoku. Jeigu nenori, pasakyk, aš jam padėsiu, tipo. Gerai, Matuliui vis dar 400 sumokėti. Jo, tu man vis dar 400. Ką mes darom Žiūrėk, dėl to? aš į... Jų dylas čia nutraukiamas, ne? Jie čia baigė savo Nu, jie nesusitarė. Žinai ką, siūlau tau tokį. Vieną kartą, čia vieną kartą, čia 2. Ne, vieną kartą ant visų. Gerai, vieną kartą, bet Matuliui, jeigu aš tau pagelbėjau, karočią, aš užlipęs dar 2 kartus ant tavo stočių nemoku. Gerai? Tinka? Davai. Viskas, baigtas. Tai duok tu man savo žalę irgi. Ne, aš neduodu. Aš Tada nesiūliau tau. Ai, tai tu Aš 400, pasiūliau bet tai tu man Ne, tai jisai 400. sakė, jis duoda. aš tavo 400 Jis čia mane dėžiu. išgėrė. Ai, ne, tada ne. Jis dar turi Tai irgi gerai, atiduot tada man tas žalę. pats, ne, tai gerai, tada aš tiesiog... Jis man irgi turi atiduoti savo žalę. Noriu, aš tau parduodu šitas 2 tada. už kiek? Už 400. Jis neapsimoka man pasimti tiesiog 2. Ai, 2, ne, neapsimoka.
Jeigu... Už 200. Blet, matulė, tai tavo visi... Tu atiduok man tiesiog, tada reiks 400 mokėti. Galvoju, ką čia dar. Aš čia bandau palaukti, kiek aš gaunu. Taigi jis man atiduos tą žalę. Jis man atiduos, sakė, tą žalę. Duos Jeigu tu 300 duodi. štus? Tai gerai, karoči. Va. Ai, pala, ne, atsikeičiam, aš negaliu gauti tada sumokėti. Ai, tai kiek trūksta? Taigi Kiek trūksta? taigi jiem? matai- Man reikia, man reikia 400. Matulė, tai tu man... Va, žiūrėk, aš tu duodu 100, tu man duodu 5. Ne taip veikia. Duosi man dar 100. Taigi jūs man nemokamai galite atiduoti tas gatves ir viskas. Tai sumokėsgi už mane. Aš sumokėsiu už jį, jums apsimoka, o jūs parinat. Tu gausi tuos pinigus. Nu, aš noriu gatvių. Negausi, nes- Aš tau siūliu 2 gatves. Tai ir jis man Tau pasiūlė. siūlė. Nes aš parduodu omai, kad duočiau tau kešą. Kitai mūsų Tu maistą gautum gatvę. ant popieriaus 600 vertė. Davai, duok man tas. Ne, aš jau viskas. Aš jau gauni 400 tada va, kešą, tipo, gerai. tu nieko neskoloju, aš nemoku Du už kartus tą, nelipa manęs. tau nemoku už tą, tipo. Viskas, geras dylas. Gerai, užlipsit kurus. Seniai likau su kem 5 eurų. Seniai, pasu čia varkas, tai vėliau kaip, na. Bet esmė tame kokia, nes... Bet tu koks. Už manęs jis mokėjo. Aš sumokėjau 400. Ai, galima čia taip? Keičiau. Aš jam pardaviau savo gatves. Tokį sandai padarė. Bet kokia tau nauda iš jo? Kad jeigu aš čia sumokėsiu, aš Ai, nemokėsiu, geležinkelius. Ne, už tai- geležinkelius nemoku Supratau. 2 kartus. Ne, tai tu ant manęs, tai Šitą nemoku. man tai dabar moki. Tai tu jūs dabar čia susidarėt su savo. ne. Tu 400, Aš ne, aš dėl to gatvę tave negavau. Jis negavo Ne, gatvę. aš gatvę negavau. Tai seniai, Aš ne. sumokėjau už jį, seniai, Tai tau. seniai, ne. Tu man- Aš tai tau už Ne, gatvę ne, sakiau. ne, Ei, what the fuck? Ne, ne, what the jis fuck? teisus, Jo, jis teisus. Taip. Aš teisus, nu. Tu neturi imuniteto tenais. Jūs, seniai. Neturi, Tu neturi. sakai man, jeigu aš Tai tau dėl neįkišiu- gatvių, tai sakiau Aš gatves. tau sakiau, arba nori 400 kešų, arba dėjo gatvę, sakai Tai kešą. Ne, tai sakiau gatves, Ei, sakau, dėl kešo, ne, tu tai mane tu apgavai įdėjai dabar, visiškai. Bankininkas, Taip, išdininkas. Jūs, Bairis. ne, žiūrėkit, dabar bankininkas nusprendžia, kuris teisus. O man tai, aš klausiu, kreipiuosi tave kaip į draugą, mane apgavo, ar mes galime atsikeisti? Ne, tai Ne. bankininkas. Pinigai paduoti, pasakyk, sąskaita iždininkas. išrašyta, viso gero. Atsiprašau, nu blem, čia biški bėda, iždininkas, nu pasakykit, blem, kad mane dabar lyga. Aš siūliau tau tokį dylą, seniai, kad aš su tavim iš Aš tau išneku sudak, tik aš- dėl to, kad aš aš dėl nemokėčiau gatvės pas tik tave norėjau. karočią šitos. Tu Tai koks sakai man gerai. tolkas, kad jis, tai man tai nėra Jis neturi tolko. kaip Tai išsimokėti, man aš tai jam pochui, padedu. bet tai man tai nėra tolko, kad tu jam išmokai, aš tada gatvių sakiau noriu, o tu po to jau savo machinacijas pradėjai. Taip, tai tu su juo pirminis ir tarėjai. susitarimas Ne, ne, buvo ne, gatvės jam, Taip, 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 dėl nes to tu mes gauni reikalo imunitetą. nebesitarėm. Ką reiškia pirminis Ne, 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 susitarimas? ne, ne, ne. Mes dėrėjomės dėl vieno bendro dalyko. Ne, ne. Ir jūs dabar sakot, kad kadangi aš Bendrovė. dėrėjausi su kitu žmogumi, keičiasi pagrindinis dėrybo objektas. Mes Nu kalbėjome taip, apie nes tą patį. visiškai kitos Aš dengiu- dėrybos buvo. ne, ne, Visos- Aš dengiu. Tai ką tu Tuliu dengi, tai skolą, čia, o tai aš prie dėl to. Gerai, Zima, o pri čiom čia? O pri čiom čia aš esu? Ir aš kalbu apie mano nuomą tau. O pri čiom čia aš? Tai Gerai, jis man ar taip ar galiu- taip 400 Ne. meteris duot. Aš noriu, kad tu jaustumės bent truputį man skolo šiuo momentu, nes mane biškai apgavai. Ne, aš nieko Aš nebuvau. nieko tau sakau. Aš Nekalbam nieko apie nebuvau. viešbutį, kalbam apie šitus 2 spotus. Jo? Nu ne, what the fuck, Taip, ta prasme, aš... trečias. Bet jis Aš nieko tada- negavo iš Aš tavęs. Aš nieko iš dengiau tavęs jo negavau. skolas. Tai man tai čia nėra skirtumas, tai būtų kodėl- užstatęs tada. Tai mes galim viską vetuoti tada tiesiog. Ko mes- Gerai, aš tada reikalauju, kad žaidimas atšauktų visus paskutinius susitarimus. Ne, taip Tai irgi kodėl nevyksta. jūs mano nevertinat, o šitie tai buvo legitimus? Taip, nes jūs Aš tai noriu apsikeitėte pinigais pasakyti, į korteles. Pinigai į korteles, kas yra Gerai, normalus žaidžiam. sandoris. O Nes jūs iš kokį tikrųjų sandorį Mane atlikot? pripysot jau 3 kartus. Klausyk, ne, iš tikrųjų, Zimantas dar apsipiso ir jis viskas, ką išlošėte, kad 2 kartus nemokės. Nu, viskas. Tai aš palauksiu, mokėjau už 400, sumokėjau 400. Aš tik noriu pasakyti dar. Gerai. Reikalauju Esmė pakartojimo. tame, žiūrėkit. Tipo, Realiai, taip aš tik sumokėjau priekį. man aš noriu dar pasakyti dalyką, Duok kokia, man rūdą gatvę. kokia neteisybė yra. Duok man rūdą gatvę. Alio vyrai. Dėjau, duok rūdą gatvę. Tu čia Alio skemas. vyrai. Klausot ar ne? Klausom. Šiaip kokia neteisybė yra, pavyzdžiui, tu gali dasipirkti 3 namukus, namukų nėra. Tu turi 3 ėjimus praeit, kad įsipirktum, o dabar pisi iš karto hotelį už 3 ėjimų kainą. Irgi nesąmonė, nes man yra bullshit turėti. Taip. O jūs visi turėsit Man hotelius. tai yra apgaudinėjimas visą žaidimą. Aš realiai 3 kartą išsipirkau gatvės, negaliu namų statyti. Ilgai šnekam, davai žaidžiam tiesiog. Išsipirkau gatvės, kad pirmas galėčiau Ne, namų aš tai statyti. Negali, kur? Aš tave apipysiu, kai renginį. Ne, bet, nu pasakyta prasme, mes apie Jis gatves... neklausė, kad mes šnekėjomės, vidury pokalbio atsibūdė ir sako, ką jūs čia bazarinat. Mano. Ai, ne mano. Vilniaus gatvė, galiu už tavęs tą gatvę pasiūlyti. Čia mano buvo visos 3, blėt. Kiek reikia tau? Nežinau. Kiek aš tau dabar 26, blėt. Dabar 2,8 man skovoja. Duodu 300. 5. Ne, Aš čia vežais. Gatvėje ar tu 3?
Nu jo, gal, bet nemokėsiu tą. Ne, bet Gerai. seniau, kodėl tu turi, man tai gatvė reikia. Piterį, mes Kodėl tu kirtą dabar- rankom asilėtų. Tai dėl gatvių. Ir Ne po dėl to gatvių, įsakymą dėl jos kuris netiduoda. skolos Bet daunė, tai o koks aš jau skirtumas? jam padėt. Tai seniai, o tai Aš tavim tau. nebepasitikiu. Tai tau padėti. Nebepasitikiu. Aš tai nesu. Va, tu aš tai žinai, pas likau, mane, kad va, ten aš- 900 nuomų. Pidarė tu na. Va, tu pamatysi, va, tu pamatysi. Va, tu palauk. Dabar aš kaltas. Taip, sen. Kodėl? Nes tu mane apipisai. Aš neapipisau. Aš tu taip kalbėjau apie jo nuomos. Tu bandai mane apipist. Ne, aš irgi Eikit, pasiskūsiu. blėt, pitarastai. Omos neginčiu labiausiai. Kodėl? What the fuck, aš nuo pat pradžių apibėrau. Tavo eilė. Aš tau leidžiu vieną kartą, jeigu užlipsi ant manęs, pizdu, nemokėsi. Tai viskas. Gerai? Tai aš dėl to su tavimi ir kalbėjau. Viskas. Aik, tu... Aš noriu būti, o ne Kur, būti- 15 Aš minučių nenoriu kalbėjęs. būti blogėtis. Neblogėtis mes. Gerai, risk. Ne, na. Tavo eilė, risk. Gerai, tu pas mane. Negali ir namų. Nori tokį? Ir namų. Ai, negali. gerai, gerai, tada. Gerai. Nori? Gerai. Va. Ant pėlio. Pala, aš ant Challenge'as. pėlimo pasidarau namuką. Važiuoju. Ginger šotą, prašau. Reikia man 500. Nebus. Pačiu pimpalą vyrui? Negali būti. Citrinų sultys. Labai gerai. Yra tas šotas. Labai išleipsta. Vapšiai nieko. Tau tai smagu ten skrandyje. Nežinau, diskoteka vyksta. Bet čia jau iš reikalo yra 500, yra 500. Šiandien nebus pas tave. Sigarėlė. nepavydžiu savo po kelių valandų. Bet gerai, dabar apie 2 štukas turėsiu. Galėsiu, iš karto hotelį statysiu ant visų. Gerai. Tai po picotą. Gerai, Užpicotas, ne? Ačiū. Vienas statymas. 3. 1, 2, 3. Tikiuosi, blėt, neįgedo prospektą. Prašau. Suremontuokite visą savo nuosavybę. O! Ir už hotelius! Už kiekvieną, ne, palauk, nedaug čia. Už kiekvieną namą 25, už viešbutį 100. Tai Dabar gerai. skaičiuojam. Paskaičiuok. Tai už vieną viešbutį 100, namas 7,500 spam. Visi kiek turėjau? 100 spam ir 200 spam sumokėjai tik tai? Nu. Palauk. Už viešbutį Perskaityk. 100, o čia už kiekvieną namą po 2,5. Teisingai. 100 spam. 2 PM. Viskas. Tu ką tik turėjai belikiek gatvių, kodėl pas tavai liko tik tai 3 oranžinės? Dėl to, nes tarp mūsų miskomunikacija, nahui, vyko. Aš dabar su žaliom. Gavos, kad aš paėmiau 3 žalės? Aš dabar su žaliom sėdėčiau, tu diem, ble. Namų nelikę, ne? Nedai, statote viešbutį. Tu trolinai gėjimą ir jam, ir savo. Jo. Ble, aš Abiems katą man dar katą duok. Abiems Nėra visai katų. žaidimą. Yra viešbučiai. Gali viešbutį statyti? Gali. Už 300 gali. Kaip veikia, jeigu statau viešbutį, bet neturiu katos pastatęs dar ant... Perki papildomai čia 2 namus arba 3. What? Tai jeigu kainuoja namas, Čia nesąmonė. 100 PM tai 300 arba 4. Tai gerai, aš tiesiog galiu statyti. Vienų negali namų statyti. Nėra namų. Mes taip sutrim. Jo. Viešbutį, va čia taip ir Jo. padarė. Ne. Aš Nepirkim, statau, tai man reikia ridenk. kešų turėti, Ridenk. kad aš turėčiau, blėt, leverage kažkokią. na. Aš irgi. Kas yra ančiukas? Aš? 10. Rastas, blėt. Tai Čia, viskas na. to pizda. Aš nemoku, sen, pirmas mano užlipa. Oi, verti. O, my god. Manachui! Žinai, Pusantro kiek būčiau mokėjęs. štuka 3. Puja, kad čia. Jeigu du išrolini. Ką? Dar dar ir šansas 2. Yra dar šansas 2. Ačiū labai, mėla malonu, geriausias dylas mano gyvenime. Yra Ir žinai dar. ką, aš ką tik propisau viską ir ką tik vėl laimėjau. Na. Jo, teisėjas. Gal nori jau atsikeisti, daug man gatves aš mokėsiu. Ne, ką. Šiaip, davai. Ne. Atsiprašau labai už šitą. Kiek parduodi tas žalias? Neparduodu čia mo visą alėją. Gerai. Mano Tai eilė. tau- Aš tiesiog pisiu namą, na, Gerai, galėsi. Ridenu. Oi, seniai, Nes ačiū aš už 4. Dievui, kaip prašau, čia. keturis namus. Tu štuką sumokė ir 1, gauni. 2, 3, 4. Pašoktų. Tik neįgėda. Įgėda. Tik neįgėda. Pereikite į Kauno gatvę. Mano, Kur jie? čia va. Ir Tai 200 praėjus gauni. 200. Lucky O, bastard. išsigelbėjai. Bet nieko, tuoj pas mane vėl esi prie manęs čia kažkur. Oma šiame etape turi didelį susidūrimą su Deiviu. Jam reikia susimokėti 950 monopolio pinigų. Dėl to Deivis pasiima Omo žalias korteles, o jie susitarė, kad užlipus būtent ant Gedimino prospekto mokėti nereikės. Vėliau Oma dar sumoka 200 monopolio pinigų Matuliui.
Matulis čia atrodo kaip vienas pagrindinių pinigų surinkėjų. Pirmiausia, Deivis jam sumoka 330 monopolio pinigų, tada pats Matulis susimoka 450 monopolio pinigų, gauna vieną viešbutį, o ant geltonų gatvių jam lieka 3 žali namai. Iš šanso kortelės Matulis gauna 200 monopolio pinigų. Vėliau jis gauna 100 monopolio pinigų iš Nedo, 200 monopolio pinigų iš Omos ir dar 200 monopolio pinigų iš Deivio. Nedas pradžioje turėtų susimokėti 950 monopolio pinigų Deiviui, bet įsisuka per susitarimą. Vietoje mokėjimo jie susitarė, kad Deivis nemokės užlipęs ant visų 3 Nedo raudonų gatvių. Vėliau Nedas dar susimoka 100 monopolio pinigų Matuliui, tam parduodamas vieną namuką nuo raudonos gatvės už 150 monopolio pinigų. Deivis šiame etape pirmiausiai sumoka 330 monopolio pinigų Matuliui, bet vėliau pats turi gauti 900 monopolio pinigų iš Nedo. Visgi šis mokėjimas pakeičiamas į susitarimą dėl nemokėjimo ant raudonų gatvių. Tada Deivis gauna stambų sandorį su Oma. Už 950 monopolio pinigų pasiima Omo žalias korteles ir susitarė nemokėti užlipus ant Gedimino prospekto. Bet vėliau jam nepasiseka. Jis užlipa ant kitos Omos mėlynos kortelės ir turi susimokėti 1300 monopolio pinigų. Jis atiduoda 900 monopolio pinigų ir gražina žalias gatves, o tada dar gauna 350 monopolio pinigų iš banko ir šanso kortelės. Pabaigoje Deivis dar susimoka 200 monopolio pinigų Matuliui. Kaip pasikeitė žaidimo eiga, galite matyti ekrane. Gerai, kadangi žaidimas trunka pakankamai ilgai, manau 15 minučių išsiaiškinti dramas iki galo yra užtektinai, o jeigu to nepakaks, taip, skaičiuosim kiekvieno likusio žaidėjo, kuris dar nėra bankrutavęs turtą ir tas, kas laimės su didžiausiu turtu, tas ir bus mūsų šiandienos nugalėtojas. Gerai, esam. Gerai, Nedai, varyk. O, tokį metimą? Kur esi? Bet tai, Ai, kalėjimą. bet tai mes dar dublį išmetė gal ir šansų. Jeigu vėl dublį išmetė, ne, gali išėti. Ne. Sėdėsi? Ar mokėsi? Pidisa. Ajo, moku. Tai sekantymą išeisi, bet dabar jeigu užlipsi, Jo. negausi tiek. Nu, bet jau dabar visai nelabai kas užlipt gali. Ai, tu gali. Skirs, jisai vienintelis. Tai aš užlipsiu, bet aš vis tiek negausiu. Jo. Dabar nemokėsiu bus kalėjimą. Bet galėtum man manęs užlipti mažyti. Ačiū. Ir taip ir bus. 1, 2, 3, 4, 5. 9 per. Seniai geriausia gatvė, čia daugiausiai nuskausmus. Aš tau Bet turi pinigų, tipo. Ir jokių tarimų jo, reikia pinigų. Reikia Duok pinigų. pidis atgal. Ne, jokių tarimų, aš tau sakiau, jokių tarimų. Gerai, pasilik 500, tada nesitarėm. Aš paimsiu namuką už 50. Jokinga tau čia? Čia. Gerai, redenkoma. Svarbu ne 2 ir ne 4. Labai gerai. 9. Vilnius. Vilnius tau. Mano. Viskas. Važiuojam. Aš nesistatysiu. Man reikia per 15 minučių arba laimėti dabar. Operatyviai. Mano vokiečių, mano tam 2. Žinok, nesu. Nemokėsi, sako. Sėdėsi? Jei. Ai, ne, nes Tai jau mokėjau. mokėjau 8. Į Basanavičių. Tai ką, palatai, tą numuką tai išmušė iš čia. Ai, sorry. Normaliai. Tai aš karočią, kiek 9 PM? Tam 2. Nu, tai 2 neturiu, nusenį. Tai įsikeis bankinį. Gerai, Bankinį. galima. Taip, kad, nu, ne 5 ir 5 po 1. Tai man prašyčiau 900. 900 čia? 6 namus parduodė? Eik, na, gerai. O kur šitas buvo? Kus tavo pisalas? Duok. Duokit tiesiai jam, Imk, aš va, nenoriu duok, net matytis su nuominiu. Kam čia duot? Ai. 9 tai manęs mokėjo iš karto. Nu, tvarkingai. Bet už tą stotyse nemokėsi už 4 gatves. Ai, mašiai. Gerai, gerai. Let's go, pakrūtinį. Deal of the century. Jo. Čia kai Trumpas darai. Nuo Omanto dylą, aš tai buvau pakilęs vienu momentu. Užgoštau tą tokį, ką? Dylą Jis pradėjau. kalėjime. Dabar nemokė. Jis išėjo. Kiek jau. užgoštau tą aš tau? Kostų tas sen. Vienu namutku. Oho, 100. Tai čia tau pinigai. Tik minus 800 minusą. Omas šiame etape pradeda nuo šanso kortelės, kurį jį nukelia į Šiaulių gatvės stotį. Pakeliui jis praeina laukelį Eik ir gauna 200 monopolio pinigų, bet džiaugsmas trunka neilgai. Už pačią Šiaulių stotį jis iškart susimoka 200 monopolio pinigų Matuliui. Dar viena išdo kortelė liepia jam susimokėti 50 monopolio pinigų bankui, o netrukus Oma dar kartą papildo Matulio kišenę. Sumoka jam 110 monopolio pinigų. Vėliau Oma gauna 52 monopolio pinigus iš Nedo, dar
kartą gauna 200 monopolio pinigų iš banko ir už 60 monopolio pinigų nusiperka Gariūnų gatvę. Bet mokėjimai nesibaigia. Oma dar sumoka 200 monopolio pinigų Matuliui, gauna 16 monopolio pinigų iš Nedo, vėl sumoka 110 monopolio pinigų Matuliui, gauna 56 monopolio pinigus iš Matulio, dar kartą gauna 200 monopolio pinigų iš banko, tada iš Deivio gauna 52 monopolio pinigus, pačioje pabaigoje Oma dar susimoka 120 monopolio pinigų Matuliui, bet bent jau vėl praeina eik laukelį ir gauna 200 monopolio pinigų iš banko. Matulis šį kartą tampa tikrų pinigų magnetu. Iš pradžių jis gauna 200 monopolio pinigų iš Omos už Šiaulių gatvės stotį, tada pats susimoka 15 monopolio pinigų bankui ir dar 50 monopolio pinigų bankui už išėjimą iš kalėjimo. Vėliau Deivis užlipa ant tos pačios Šiaulių stoties ir iš karto atiduoda Matuliui ką tik gautus 200 monopolio pinigus. Tačiau Matuliui ateina ir skaudus smūgis. Jis turi sumokėti net 1400 monopolio pinigų Omantui. Nepaisant to, Matulis dar spėja surinkti daug įplaukų. 200 monopolio pinigų iš Omos, 200 monopolio pinigų iš Deivio, dar 110 monopolio pinigų iš Omos, vėliau gauna 200 monopolio pinigų iš banko, o pabaigoje dar 120 monopolio pinigų iš Omos. Tiesa, paskutinis jo veiksmas - 200 monopolio pinigų mokėjimas bankui. Nedas šiame etape dar bando išgyventi. Jis užlipa ant geležinkelio stoties, bet nemoka, nes išnaudoja vieną iš 2 turimų nemokėjimų. Vėliau Nedas susimoka 52 monopolio pinigus Omantui, tada gauna 100 monopolio pinigų iš banko ir dar susimoka 16 monopolio pinigų Omai. Bet tada ateina lemiamas momentas. Nedas turi susimokėti 750 monopolio pinigų Deiviui. Kadangi tiek pinigų jis nebeturi, jis parduoda 2 namus, kurių vertė 300 monopolio pinigų, užverčia turimas gatves ir dar gauna 340 monopolio pinigų. Galiausiai jis Deiviui atiduoda visus paskutinius turimus pinigus, apie 660 monopolio pinigų ir bankrutuoja. Deivis šį etapą pradeda gavęs 200 monopolio pinigų iš banko, bet juos iškart praranda, nes užlipa ant Šiaulių gatvės stoties ir viską sumoka Matuliui. Vėliau jis už 100 monopolio pinigų nusiperka namą ant Oranžinės gatvės. Šanso kortelį jį nusiunčia į kalėjimą, bet Deivis ilgai ten neužsibūna. Iškart susimoka 50 monopolio pinigų už išėjimą. Vėliau jis dar kartą susimoka 200 monopolio pinigų Matuliui, bet gauna 50 monopolio pinigų iš banko. Svarbiausias Deivio momentas, kai Nedas turi jam sumokėti 750 monopolio pinigų, bet nebeišgali. Todėl po namų pardavimo ir gatvių užvertimo atiduoda paskutiniuosius savo pinigus ir bankrutuoja. Pabaigoje Deivis dar už 100 monopolio pinigų nusiperka papildomą viešbutį, sumoka 52 monopolio pinigus Omai ir gauna 200 monopolio pinigų iš banko. Žaidimas buvo tikrai įdomus ir įtemptas. O paskutinį žodį apie rezultatus atiduokime bankininkui. Gerai, tai ką, turime rezultatus, kaip mums sekėsi šiandieną Monopolyje, tai na dėja, bet Nedas bankrutavo, mūsų verslininkai nepasisekė. Aš nežinau, kodėl čia nusipelno juokas. Ne, tai gerai, tau tai nespausi. Tu apgavai manęs žuviam gatėms. Deivis surinko, jo bendra turto vertė 4326 eurai. Galiu pasakyti, kad neapsimoka tiek daryti challenge ir tiek brudų į save dėtis ir užimti 3 vietą. Jaučiuosi. Dar neaišku. Aš mačiau rezultatus. Jaučiuosi. Gerai, Matulis surinko 5285 eurus turto vertę, o Omos turto vertė 5944. Negalėjau susimokinti. Šiandienos nugalėtojas Omantas. Sveikinam. Aš noriu tik šautautą pasakyti, jeigu ne tas nesusikalbėjimas čia mūsų visų. Jūs man patikėte, aš galimai mano akivaizdo apipisimą jie vadina nesusikalbėjimu. Nesusikalbėjo tam pidarastui, kad mokėjau jį banui toj gatvį. Aš tai pasakysiu tik tiek, kad karma egzistuoja, apipiso 3 kartus, pasidarė savo viešbučius ir pasiėmiau laimėjimą, nahu. Galit bibi. Nesakysiu kaip. Tu pasakei, blogiausia dalyka. Ta prasme, čiulpti tu nepasakysi, tu pasakei, kiek mažą dėl. Keturių vežlys ropo